Skirtingų metų vis kitose pasaulio šalyse žmonės pastebėdavo tuos pačius keistus veikėjus, atkeliaujančius pas juos vis kitais, senais, vos gyvais, tačiau vis tik važiuojančiais automobiliais. Jie ilgam svečiuose neužsibūdavo, neatsibosdavo, nes visuomet skubėdavo namo. Galbūt dėl to visi sutarė gražiai, nesipykdavo ir besikratantiems tuose garsiai kriokiančiuose automobiliuose linkėdavo sėkmės. Visur. Afrikoje, Šilko kelyje, Indijoje, Amerikoje ir Kinijoje. Atėjo metas pasakojimui apie kartą Pietų Amerikoje. Biškai gal per greit varo, jis nemato. Aš nematau, žinai, kelio, kai jis taip ten 80 jau lėkia, aš truputį... Benzinas visai baigėsi, nes šiandieną labai daug rijau per kalnus važinėjant. Visas atsargas išnaudojom, kiek vežėm. Degalinė nedirba. Degalinė nedirba ir daug metų nebedirba. Pasiruošę, ne mes pirmi tokiam atveju. Buenos Aires. Argentinos sostinėje kaip įmanoma greičiau reikia susirasti tinkamą kelioniai automobilį, sutvarkyti dokumentus ir pradėti numatytą beveik 9000 km kelią Pietų Amerikos pietine dalimi. Kas žmogui šauna į galvą, priklauso nuo to turbūt, kiek tu ko skaitęs ar žinai, nes man jeigu Patagonija, tai būtinai misteris Paganelis, Žiulio Verno herojus. Argentina visų pirma tai yra futbolas. Tai yra tango be jokios abejonės, tai yra steikai sultingi. Tai lietuviškų pėdsakų ten tikrai netruks ir aš labai tikiuosi, kad mums pavyks juos kaip įmanoma daugiau aptikti, pabendrauti ir sužinoti. Andai man iš karto asocijuojasi su ta regbininkų tragedija, kada lėktuvas sudužo Anduose Urugvajaus komandai skrendant į geras ženklas varpus išgirsti prieš kelionę. Vos atvykus pirmasis vizitas pas žmogų, kuris turėtų palengvinti automobilio paieškų reikalus. Turėtų, nes niekuomet nežinai, kas nutiks šiame atsipalaidavusių žmonių mieste. Labą dieną. Labas, Marcelo. Marcelo Rolando. Žmogus, kuris labai daug mums padėjo šios kelionės pradžioje. Labas, aš Marčius. Marcelo. Vytaras, kolega Marčia. Mes atvažiavom pas Marcelo ir patekome į jo šeimą. Jis mus priėmė ir žinoma, tai yra pakankamai normalu, žmogiška ir kultūringa prieš tvarkant reikalus, pasikalbėti apie kitus dalykus, susipažinti. Ir mus priėmė jo nuostabi šeima, žmona Jūratė. Ir su Marcelo mes nuvažiavome paieškoti pirmo varianto iš visų, kurie buvo. Ir pats Marcelo sako, tiesiog važiuojam, pasižiūrėkim, kas tai per daiktas. Ar mums reikės ieškoti kito, galbūt mums pasiseks. Kad jinai yra mylima, aš pastebėjau nuo pirmų akimirkų, kadangi jinai buvo įvežta po stogu, nuvalyta. Matosi, kad prižiūrėtas automobilis iš tikrųjų yra, nes ir po stogu, ir dar medžiagom apdengtas, ir nuo saulės, ir nuo lietaus, ir nuo vėjo. Dabar žiūrėsim, nes prasidės derybos. Nes sūnus tapo šeimos galva ir jisai nusprendė, kad mašina nenaudojama, reikia atiduoti. Jo mama net nelabai norėjo parduoti automobilio, kadangi mus žiūrėjo labai negeranoriškai. Motoras čia. Kai labiau arčiau pasižiūrėjom, taip, pavažinėta, čia 83 metų, ne? Cantidad de años que tiene está en buenas condiciones. 83. Šiek tiek suplyšus, kažkur apdulkėjus, kažką reikia pakeisti ir panašiai, bet čia smulkmenos. Atrodo, kad sėstum ir važiuotum iš karto, net rankos pradeda drebėti iš to didelio noro. Kai pamačiau nuotraukas, Marčius parvežė, kaip jis atrodo, tai iš tiesų labai nudžiugino, nes būtent apie tokį
automobilį, man atrodo, mes visi svajojam. Kada to labai ilgai sieki, tu tampi toksai laimingas, čia kaip turbūt, nežinau, pirmas bučinys su mergina gal. Nu ką tu? Vairuotojas svajonė. Toks iš senovinių filmų, iš hipių laikų transporto priemonė, susieta su visa epocha. Ir man atrodo, kad labai bus simboliška keliauti tokiu automobiliu po Pietų Ameriką, jo lab, kad jisai dar ir pagamintas Argentinoje. Per tą pusvalandį mes sugebėjome išsiaiškinti, kokias smulkmenas reikia sutvarkyti ir tada šiek tiek pasidėrėjus mums pavyko sutarti dėl kainos. Taip, kad įdavus rankpinigius beliko tik tai laukti, kol sutvarkysim kitas smulkmenas. Tai yra dokumentus, techninius gedimus ir pasiruošim išvykti kelionę. O tai ką jai dar reikia padaryti? Karburatorius tvarkyti? Karburatorius, žvakės pakeisti. Ir ready to go, žinai. Aš supratau, kad ši mašina laukia mūsų ilgai ir mes atvažiavom galų gale pas ją. Na ir su sargu sutarėm gerai. Nu. Jam liūdna truputį, kad išvežam jo stogą nuo lietaus, bet susiras gal kur nors kitur pasislėpti. Buenos Aires yra antras pagal dydį Pietų Amerikos miestas. Na, žinoma, didžiausias Argentinos miestas. Čia gyvena apie 15 milijonų žmonių su visais priemiesčiais. Esame, kaip argentiniečiai mėgsta sakyti, pačioje plačiausioje pasaulio avenue. Liepos 9-osios avenue yra vienas didžiausių Buenos Aires simbolių. Štai šis bokštas, kuris yra šios avenue pabaigoje. Teko girdėti, kad Buenos Airese yra labai sena metropoliteno linija. Joje net mediniai vagonai važinėja. Ir dėl to ši linija vadinasi linija A, na, kaip pati pirmoji. Toks sustingęs laikas, kokie prieš 100 metų gali įsivaizduoti, kokie tai buvo metro. Mediniai vagonai, viskas daroma beveik rankiniu būdu, duris, jeigu neatsidaro, jas reikia pastumti. Čia yra pats priekis, gali iškišti ranką, pažiūrėti, padaryti, ką nori. Čia šitoj būdelėje šalia mane sėdi mašinistas, kuris valdo šį traukinį. Dar visos detalės apie tai primena pačius pirmosius ir vienus seniausių Europoje Kauno funikulierius, jeigu reiktų kokių nors asociacijų. Viską reguliuoja kiekvienam vagone toks kaip konduktorius, kuris su švilpuku pašvilpia, kada baigėsi įlaipinimas keleivių ir pats ten paspaudžia mygtuką ir duris pradeda užsidarinėti. Šiek tiek užsilaikė, bet atvykome ten, kur ir turėjome, kur ir planavome, tai yra į Rio de Janeiro. Ir vienas dalykas, tai mums reikia sutikti štai jisai, man atrodo, tai yra Tito. Tai kas gyvas, čia beveik Tito, Jonas, iš toli matosi, nes čia specialiai pasipuošė, kad matytųsi. Tai kad atpažintų. Nu taip, nes beveik išoriškai atrodo iki vienintis. Tito iš tikrųjų yra labai įdomi persona, nors žmogus, kuriam dar nėra 30 metų, tačiau manau, kad apie jį labiau negu apie kokią nors pop žvaigždę galima rašyti net ne vieną knygą, kadangi nuotykių gyvenime jis patyrė iš tikrųjų labai daug. Jis dirbo Mozambike su socialiniais projektais, buvo turbūt vienintelis europietiškas išvaizdos žmogus, ten 200 km spindulių aplinkui ir netgi kažkada nešiojo dredus, kuriuos turėjo nusiskusti, nes vietiniai pasakė, kad arba mes nupjausim tau galvą, arba tu nusiskus dredus. Jis turėjo prisitaikyti prie aplinkos. Ir Tito iš karto pakvietė mus pas save į svečius, į savo namą, kuris yra vienoje iš daugybės šimtų Brazilijos Rio de Janeiro favelų. Taksi ten nevažiuoja, nes bijo. Policija ten gali žengti tik tai nuo kokių ekstrinių atvejų, susišaudimų, riaušių metu ir panašiai. Ilgai keliavę nuo pat ryto mes atsidūrėme svečiuose pas Tito, pas kurį važiavome visą dieną. Ilgai skrydom, ilgai važiavom autobusu ir atkeliavom į Tito namus. Sveiki atvykę į vieną nuostabiausių vietų pasaulyje gyventi.
čia Favelo yra ir vanduo, ir elektra, ir net internetas. Mes patys to įsitikinom štai. Miegantis Japonas. Praeitą vakarą buvo vaišinama batais keptais, šiek tiek paskrudintais. Turim 2 mokyklas, 2 futbolo stadionus, turim teatro mokyklą, kur vadinasi Nord du Mor, kur visi artistai atėjo iš Dievų miesto, visi aktoriai iš Dievų miesto, iš šito Žalčino ir yra kilę, jo. Ta filmą rodo istoriją Lūšnyno 60-ais, 70-ais, 80-ais metais. Kada buvo situacija Brazilijoje labai bloga, kada infliacija didelė, kada pinigų nebuvo, kada buvo labai daug problemų. Dabar pasikeitė viskas, bet žmonės dar, žinai, visi įsivaizduoja, Dievų miestas taip ir yra, jo. Žmonės pasaulyje pamatė pačią blogiausią favelų pusę, kokia tik tai yra įmanoma. Ir iš tikrųjų viskas nėra taip, kaip ten pavaizduota. Bent kokią žmogaus paklaus, kuris čia gyvena, ar jis norėtų išeiti iš Lūšnyno, iš Vidžigalo, man atrodo, 99% neišeitų. Man čia 5 minutės iki paplūdimio, su Banglinten 5 minutės, iki Ipanemos 10 minučių, ne, iki Leblono tam irgi 10 minučių. Na, jeigu pasakyčiau, kad gyventi faveloje galima, turbūt pasakyčiau per daug menkai. Ten gyventi netgi būtų visai neblogai, jeigu gyvenimas taip susiklostytų ir tu atsidurtum Rio. Kur tu galėtum pamatyti štai tokius vaizdus, kurie atsiveria priešais akis, tiesiog iš balkono. Tai... Kada pastatysi antrą aukštą, bus dar geriau. Pats statai? Ar čia... Pats. Čia su draugais, kad cementą neštų, kad plytas neštų. Bet pats dėlioji. Tu laimingas Brazilijoje? Labai. Vieta, kur daro gerai, kur gerai jautiesi. Valstybė tavim rūpinasi, žmonės tavim kalba kaip lygus į lygių. Atvažiuoja į Rio de Janeiro stereotipų kupina galva, kad atrodo, kad tave ten užpuls, viską atims, sumuš ir jeigu Dievas duos paleis gyvą. Tai jisai yra žmogus, kuris nuteikia absoliučiai optimistiškai. Tai yra jisai pasako, visko būna, visame pasaulyje visko gali nutikti, tačiau čia gerai, čia yra Brazilija, čia yra Rio. Dievas buvo Brazilas. Jisai čia laiko valdžią. Dievas buvo Brazilas ir iš Rio de Janeiro. Sulaužiau vieną iš daugybės stereotipų, kurie yra mano galvoje ir su kiekvienu žingsniu apie favelą kaip apie baisiausią vietą gyventi pasaulyje įsitikinimas birėjo po kruopelytę. Visą tai atrodė labai gyva, labai tikra, labai natūralu ir labai gera. Aš iš tikrųjų ten jaučiausi labai saugiai ir patogiai. Tu gali viską gauti čia, net ir tankai, jeigu jis čia pravažiuotų gatvėmis. Tanko neturi dėl to, kad garažo nėra. Nėra kur saugai. O jeigu ko tik nori, to gali gauti, nėra problemų. Tu negali nepaimti, nes parodysi, kad nesi irgi kietas, tai jis negerbs tokiu atveju. Tai aš kaip ir sutariau, kad gerai, aš paimsiu, bet ištrauktas kulkas, nes mano labai gerai treniruotas pirštas, aš nenoriu ant gaiduko jo laikyti, reiškia, tas nusijuokė, suprato, kad čia yra bairis. Ir jisai ištraukė apkabas, padėjo į šoną ir tos pistoletus davė palaikyti. Ir pats didžiavosi, kad štai, va, matai, aš tau leidžiu palaikyti. Čia mano, aš čia valdau tą teritoriją, nebijok, tu mano draugas, jau viskas gerai. Argentina mėsos kraštas ir mes dabar to galime įstikinti atvykę čia į tikrą mėsos fabriką. Čia restoranas, šeštadienis, pilnas žmonių, sausakimša reikia staliukus užsakyti iš anksto. Čia kepama mėsa ant žarijų. Gyvulius augina pats šis restoranas, jeigu taip galima pasakyti. Visa mėsa yra jų pačių auginta. Viskas natūralu ir labai šviežia. Lituanos. Mums pavyko Marcelo dėka pabendrauti ir su šeimininku to restorano. Tikras gaučas, vaikščia su gaučo kelnėmis, tokia sagutėm apačioje. O sea que es invasión de cámara, salimos cámara. Einam pažiūrėti.
jeigu mes namie darom vakarėlius ant grotelių kepimo, ten labai viskas taip mažo dydžio atrodo, čia šiuo atveju tai iš tiesų toksai kaip mėsos fabrikas. Dabar mėsos ceche matome, kaip paršiukai ruošiami kepimui, užmauname ant tokių kryžių galima sakyti. Ir kaip sakė šeimininkas Oskaras, apie 3,5 valandos kepamas vienas paršiukas maždaug 30-40 cm aukštai virš žarijų. Čia matau yra žarijų. Dabar ta mėsa greičiau iškepa. O, čia grilis didelis, ne toks kaip įpratinas. Ir nešalta. O! Geras, karšta. Prie mėsos patiekiamas labai paprastas salatas. Rūkala, pomidorai ir, kaip vadinkim, nugesinti svogūnai. Vegetarams čia būtų sunku gyventi iš tiesų. Ir kai klausiau argentiniečių, ar pas jūs daug vegetarų, sakė, kad tikrai mažai, nes iš tikrųjų maitintis Argentinoje vegetariškai yra gan sudėtinga. Na, kad įsivaizduotume, koks tai skonis, tai turbūt geriausia būtų palyginti su lietuviškom skerstuvėm kaime. Sutvarkius sočią vakarienę galima ir pašokti. Vytaro tikslas – tango vakaras, iki kurio teko vykti neatsiejama Buenos Airių naktinio gyvenimo dalimi – gatve su ypač pikantiškais vaizdais šalia jos. Procesas toks, kaip jie važiuoja automobiliu per tą kelią ir prie jų sustoja vis ir klausia, kiek kainuoja. 40 y el completo 80 y soy solamente pasiva. Mes matėm, kad toliau miškelį vyksta visas tas procesas, tai nėra jokių kažkokių specialių apartamentų ir panašiai. Atrakcionas kažkoks, tai Disneylandas, kur nuvažiuoji ir pamatai tos tokius žmonės, kurie, kaip mes jas praminėm, šimeilai, nežinau net kaip lietuviškai pasakyti, transvestitai turbūt. Būnant Buenos Airėse ar Argentinai, manau, kad šito reiškinio negalima aplenkti, nepastebėti ir išvengti. Ir mes sugalvojame aplankyti Milongą, taip vadinasi vietos, kur yra šokamas tango. Ten labai intimu viskas yra iš tikrųjų toj tango aikštelė. Kai pamatytos žmonės, kurie galbūt net nepažįsta vienas kitą, kaip jie šoka, tai yra subtilu, labai subtilu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nepamirškime, kad tango gimė tarp vyrų, kai būdavo labai mažai moterų ir tada šokdavo mesininkai su statybininkais ir tada jie šlifuodavo žingsnius tam, kad kaip ateis vienintelė moteris gal per visą savaitę, kad palikti gerą įspūdį ir šokti su ją ir gal turės galimybę su ją eiti į pasimatymą. Požiūris yra labai geras, teigiamas, geras požiūris. Labai didelis noras ir pasitikėjimas svarbiausia. Laikysena jau yra, ritmas yra. Tarkim, aš Vilniui bandžiau ten tą pašok tango pamokoj, kur man parodė ir aš kai pamačiau, kaip tai yra čia, aš supratau, kad aš nieko nemoku, aš esu nulis visiškas ir aš ten ką mokiausi, tuos 7 žingsnius, tai čia yra niekas. Tai yra labai erotiška, ir intimu, ir artima, ir aistringa, ir techniška, galų gale, kalbant apie patį judesį. Ir stiliai tie, kad matai vieną šoką vienaip, kitas kitaip, tikrai pastebi, kad vyras veda tą šokį. Jisai, moteris tarsi jam atsiduoda visiškai ir vyras tarsi ją provokuoja visą laiką, ten judesiais visokiais, o moteris jam atsako tuo pačiu ir
ten pabūti ir pajusti tą aurą, atmosferą yra kažkas tokio nepakartojamo. Taip, Rio didžiulis pulsuojantis organizmas ir gyvenimas ten verda visą laiką. Ir žmonės, kuriuos mes sutikome, mums patarė nukeliauti į Lapą. Miesto centre esantis toks boheminis rajonas ir su visais šiam žodžiui prideramais atributais. Linksmas gyvenimas, alkoholis, laisva meilė ir panašiai. Ten yra ir pankų grupelės, ir sambos gerbėjų grupelės, ir gėjai ir lesbietės, ir lyg ir vyresni žmonės, kurie išsipuošę ateina į kažkokį barą ir klausosi prancūziškos muzikos. Nėra tokių, kurie šoka gatvėje, atrodo, kad nesuvokdami patys, kur yra ir planetoje Žemė, ir kažkur kosmose. Didžiausią įspūdį padarė netikėtai gatvėje pamatyta būgnininkų grupė. Pamatai aplinkui judančių žmonės ir dar svarbiausia, kad tos didelius būgnus muša paprastos gležnos kai kurios, dar yra stambesnių mergaitės, kurios su tokiu pasimėgavimu visą tą daro ir su tokia meilė jie kuria tą muziką, jų veidai švyti ir visą tai perdodama yra klausytojams, kurie yra ten susirinkę. Yra braziliškas stiprus alkoholinis gėrimas kašatsa, iš kurio gaminama kapirinė. Pats alkoholinis gėrimas supilamas, suspausto laimo ir smulkinto cukraus, viskas išmaišoma, įdedama daug ledo, kokteilių plaktuvėje gerokai sumaišoma ir tuo metu tai yra pateikiama kaip gėrimas. Mes nusipirkom šį, paragavom ir tu jau esi brazilas. Natūralu, aišku, kad po linksmybių reikia šiek tiek išsivalyti. Įdomiausia, kad mes atėjome į tą Lapos vietą, kuri garsėja savo menininko Celerono darbu. Tai yra plytelių ilgais laiptais. Jie, tokia neatsiejama Rio de Janeiro dalis, kad ten savo klipus filmavo ir Snoop Doggy Dogg, ir YouTube. Pats Celeronas. Artistas. Artistas. Čia valstybė jau nepadeda, jis pats šitos dalykus pats stato. Niekas nepadeda, jis pardavinėtas suvenyrų, žinai. Celeronas tas plyteles kūrė 25 metus. Kasdieną, kas savaitę, paima kiekvieną iš tų plytelių ir pradeda į kitą vietą, jo. Dėl to, jeigu atvažiuotum po savaitės, po metų, būtų visiškai skirtingai atrodytų, jo. Kai kurios plytelės pasilieka savo vietoje, tos vertingesnės, kurios jisai bijo, kad jeigu bandai perkliuoti, jos gali suskilti ir panašiai. Kažkur 360 laiptelių yra, jo. Ir yra 127 pasaulio šalis. Ir visi didžiausi pasaulio miestai, parodysiu daugiau Lietuvos plytelė, jo. Va, Lietuva. Celeronas ryte buvo piktas, kadangi jis pamatė atsikėlęs visą tą šiukšlyną po vakardienos baliaus. Ir atrodytų, kad kokia jam tai naujiena, tai yra visą laiką, tačiau visą laiką jis ir bamba, kada po savaitgalio linksmybių jisai turi šluoti, sušluotą ir tvarkyti teritoriją. Taip kad iš pagarbos vyresnio amžiaus žmogui ir artistui mes sakėme, tu šiek tiek atsipūs žmogau, mes už tai padirbėsim. Jeigu aš nors susikalsiu Rio ir mane norės nubausti ir duoti viešųjų darbų, tai sakysiu, kad aš jau sakytų. Ir kas čia darosi, tai primena iš tikrųjų milžiniškas futbolo rungtynės, milžinišką stadioną. Vienas geriausių automobilių, su kuriuo teko važiuoti mūsų kelionės. Aišku, su juo reikia dar susidraugauti. Tose višose kartą per savaitę randa, pavyzdžiui, nužudytą žmogų arba įvyksta kažkokie plėšimai. Penktadienio rytas Buenos Airėse yra labai triukšmingas.
mitingas, tačiau tai ne futbolas, tai yra streiko pradžia. Atsikėlę, nutarėm nueiti išgerti ryte kavos stiprios, tik išėjom iš mūsų to bendrabučio vadinamo. Staiga pamatėme demonstraciją, kurie čia prie pat gretimoje gatvėje. Edis greit spėjo, nubėjo, pasiėmė kamerą. Vytaras kaip senas karo lauko žurnalistas, jisai vėl pajutęs minę šurmulį, adrenaliną, jisai vėl pasijuto gerai ir iš karto ėmėsi veiklos. Ir kas čia darosi, tai primena iš tikrųjų milžiniškas futbolo rungtynės, milžinišką stadioną. Kiekviena profsąjunga turi savo spalvą, nešasi daug plakatų su Evitos Peron ir Perono vaidais ir panašiai. Ir čia iš tikrųjų vyksta didelis festivalis. Tik tribūnė pasirodė Argentinos profsąjungos ir čia vyksta tokie štai dalykai. Daugybė Perono, Evitos Peron ir Perono buvusio prezidento portretai. Peronizmas matytoje proletariato terpėje labai yra vis dar gražiai prisimenamas, gajus ir būtent tie laikai prisimenami Argentinoje labai mielai. Ipanema. Tai apie ką aš svajojau labai seniai ir Vytaras ko negali padaryti dabar būdamas Buenos Aires. Aš esu nuostabiam paplūdimyje, tikrai numaudytis. Ipanema, mes puikiai žinome gerąją dainą, kuri ir išpopuliarino šitą paplūdimį. Ipanema susijusi su daugybė legendų, sako, kad būtent čia, šiame paplūdimyje, moteris pirmosios pradėjo nešioti 2 dalių maudymosi kostiumus, kad būtent šiame paplūdimyje tokį kostiumą užsidėjo pirmoji nešiojo moteris ir panašiai. Vyrų mados vėlgi kitokios, mes įpratę, kad pas mus paplūdimyje turbūt štai tokios kelnaitės vyriškos arba dar ilgesnis yra populiaru. Čia mes pamatysime daugybę vyrų su aptemptom, kaip praėjo šis džentelmenas, geltonom glaudėm, kurios vadinasi sunga. Atlanto vandenyno vanduo Rio de Janeiro pakrantėje nuostabus. Didelės stiprios bangos. Šiltas tas vanduo. Sako, kad Rio de Janeiro žmonės yra tinginiai, nes mažai dirba. Ne, Rio žmonės sako, mes dirbam daug, nes mes per trumpą laiką padarome labai daug darbų, nes mes labai norime eiti į paplūdimį. Ir kaip kitaip, kada visus metus tu gali maudytis ir gulėti paplūdimyje. Žinau, kad daugelis, kas dabar žiūri, manęs nekenčia, nes nori atsidurti šioje vietoje. Ir gerai. Jėzus Rio de Janeiro simbolis. Simbolis, kuris vadinamas netgi turbūt dabar vienas iš naujausių pasaulio stebuklų, apie kuriuos kalbama po to, kada visi žino tuos 7 pasaulio stebuklus. Tai yra stebuklas, statytas labai ilgai prieš Antrąjį pasaulinį karą. Matosi netgi, kiek jisai buvo statomas. Surinktas jisai yra iš detalių. Tai nebuvo taip, kad tai yra toks didžiulis luitas, kuris buvo apdorotas ir paskui ant pečių atneštas čia ant pasaulio stogo. Ne. Žmonės nešiojo po atskirą dalį, po nedidelį fragmentą skulptūros ir norėjo tokiu būdu apsaugoti savo miestą. Sako, kad būtent pagal skulptoriaus Hektoro de Koštos veidą padaryta šis Jėzaus Kristaus profilis. Kita vertus, kiekvienas, maždaug europietiškos išvaizdos žmogus su ilgesniais plaukais, ištiesęs rankas į šonus, gali panašėti į šios statulos turbūt pozuotoje. Netgi jūsų nuolankus tarnas, jeigu nusimtai akinius, greičiausiai irgi kažkiek būtų panašus. Na, man reikėtų tuniką užsidėti. Filtro de aire. Una antifricción.
Na tai buvo jaudinanti akimirka, kadangi šeimininkas atėjo su savo žmona, su savo dukra ir kiekvieną detalę dar parodė, kaip ten ką jis sutvarkė, kaip paruošė, kaip kas ten veikia, kaip išsilanksto saugos diržai ir panašiai. Tai va, galų gale mes jau galim pasimti tą mašiną ir išvažiuosim su jais, atsisveikina kaip su, atrodo, kad dukterį ištekina už kokio užsieniečio, kadangi Priešlys bus, tai jaunikės. jis norėjo tą automobilį išlydėti, paprašė, kad mes kartu nusifotografuotume dar atminimą ir būtinai atsiųstume jam nuotrauką, ką mes taip ir padarėm. Primena kažkiek vaikystę, kai važiuodavai tokiais senais sovietiniais automobiliais, toks benzino kvapas, tarškėjimas, barškėjimas viduj. Kai sėdi priekį, gale ūžia variklis, tai jau manau, kad tie, kas sėdi prie variklio, nelabai turėtų girdėti, ką sako priekiniai. Vienas geriausių automobilių, su kuriuo teko važiuoti mūsų kelionės. Aišku, su juo reikia dar susidraugauti. O tai kaip pavažiavus kažkiek pasidarė? Ne, tiesiog sustojo ir viskas. Automobiliui pasirodo sugedo kuro pompa. Tarp namų ten tokia apšviesta teritorija buvo truputį ir jau rengosi kažkokie tai vaikinai. Žiūri į mūsų pusę, jau ten buvo 3-4, po to jau 5 kažkoks pasirodė. Blogiausia, kad visą tai nutiko ten, kur yra ta blogoji Buenos Aires viša. Tai yra pati blogiausia, kokia tik įmanoma, nes vos mes sustojom, pradėjo rinktis aplinkui motociklininkai. Višos tai yra toks savavališkos gyvenvietės šalia Buenos Airių, kur gyvena neaiškios reputacijos žmonės, kad tose višose kartą per savaitę randa, pavyzdžiui, nužudytą žmogų arba įvyksta kažkokie apiplėšimai ir tai rodo per televiziją ir tai visas yra blogai. Pasaulio rekordą mes pasiekėm perkeldami lagaminus iš mūsų automobilio, kuris negalėjo judėti, į Marcelo mašiną, kuri, jeigu ką, būtų važiavusi, saugojus, gelbėjus daiktus, techniką. Ten viadukas už kokių 300-400 metrų, bet ten jau apšviesta, ten kitas eismas, ten galbūt policija bus ir kažkas tai tokio. Ar esi taip greit stumęs mašiną? Jeigu mes, pavyzdžiui, būtume važiavę vieni, nebūtų Marcelo šalia, būtume ten sustoję ir galbūt būtume nuėję dar paprašę pagalbos tas višas, tai gal būtume ir gavę tos pagalbos. Marcelo yra Argentinos lietuvis, 3 kartos. Tėvas iš italų kilmės, o mama iš lietuvių kilmės, tai jau gimus Argentinoj. Tai čia galima pasakyti, kad iš pradžių tik tiek keletą žodžių žinojau lietuviškai. Gavau stipendiją važiuoti į Vasario 16 į Vokietiją, į lietuvių gimnasiją mokytis. Tai ten galima pasakyti, išmoko visai neblogai lietuviškai kalbėti. Jo sprendimas važiuoti su mumis buvo, sakyčiau, gan spontaniškas. Vieną vakarą su juo kai buvom ir Marčius tuo metu buvo Rio de Žaneire ir jis kažkaip sako, gal aš važiuosiu su jumis. Ir jam žmona dar Jūratė sako, tai aišku, važiuok, atsipalaiduosime su savo darbu, nes jis yra verslininkas. Iš karto pagalvojau, kad neįmanoma, nes turiu savo kompaniją, savo firmą. Bet paskui, kai jūs atvažiavot ir susipažinom ir pradėjom pabendrauti, pakalbėti, tai gavosi, kad ir kompanija patiko ir daugiau pakilo noras išvažiuoti ir žmona palaikė tą nusprendimą. Įsijungiu, nuo visko palikau savo telefoną, kur sustoja kas 2 minutės ir padaviau pareigas kitiems žmonės, kur pas mane dirba ir viskas gerai. Tai yra žmogus, kuris čia gyvena, kuris viską žino daug geriau negu mes ir su kuriuo atsiradus problemams viskas gali būti sutvarkoma daug greičiau arba kuris mums gali parodyti daug daugiau negu kad mes įsivaizduojam galintis pamatyti. Kitoje kartą Pietų Amerikoje dalyje. Atvažiavam jau pasiėm suremontuoti automobilį, tačiau matom, kad čia užtruksim ilgai. Patagonija, Patagonija. Gal žinam pas gaušus? Tai ten bus vien tik alkoholis. Nebeišeisim. Sakė, dideli pijokai iš tai. Čia už tų durų gyvena gaušiai. Hoy te hieren los olvidos. Ir jeigu mano žodžiai
nugrimsi gilę jūrą, tai bent nebylios žuvys galės suprast, ką aš jaučiu.